Nuoširdžiai džiaugiamės taip gausiai susirinkusiais ir Valdovų rūmų muziejaus vardu nuoširdžiai sveikinu su naujaisiais metais. Linkiu sėkmingų, taikių, kūrybingų metų. Labai ačiū, kad atėjote tokią žiemą, tikrai daug sniego aplinkui. Ir mes šiandieną pakvietėme jūs į diskusiją apie senosios Lietuvos architektūros paveldą, jo likimus ir šiandienos iššūkius. Neatsitiktinai diskusijos atspirties tašku pasirinkome Napoleoną Ordą ir jo kūrybą. Šiuo metu muziejuje vykstanti jo darbų paroda suteikia išskirtinę progą pažinti į XIX amžiaus viduryje akvarelėse ir piešiniuose užfiksuotą senosios Lietuvos, tai yra Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūrą ir kraštovaizdžius. Napoleonas Orda šį paveldą fiksavo tuo metu, kai didelė jo dalis jau buvo pasmerkta nykimui ar sunaikinimui. Todėl jo kūriniai šiandien tampa ne tik meniniais, bet ir istorinės atminties paminklais bei dokumentais. Ateities kartoms Napoleonas Orda paliko daugiau nei 1000 akvarelių ir piešinių, dvarų, pilių, miestų panoramų, sakralinių pastatų, istorinių vietovių. Tai buvo neromantizuota praeities vizija, bet sąmoningas nykstančios valstybės materialiojo paveldo fiksavimas XIX amžiaus okupacijos sąlygomis. Todėl šioje diskusijoje kalbėsime apie tai, koks likimas ištiko Napoleono Ordos pavaizduotus kraštovaizdžius, pilis ir dvarus per pastarąjį 150 metų ir kiek svarbus dailininko darbai šiandieną. Ar Lietuvos architektūros paveldo tyrėjai gali remtis Ordos kūriniais kaip tyrimų šaltiniu, kokie pagrindiniai iššūkiai kyla šių dienų paveldosaugininkams, siekiantiems išsaugoti senosios Lietuvos architektūros paveldą ir kaip sekasi šį paveldą atgaivinti, kartais restauruoti ir netgi pritaikyti kitoms reikmėms, šiuolaikinėms, šiandieninėms reikmėms. Man labai malonu pristatyti šios diskusijos dalyvius. Tai šalia manęs Vilniaus Dailės akademijos dėstytoja, Panemunės pilies direktorių, nors kalbant apie pilį, tikrai žodis direktorius labai keistai skamba, bet direktorių daktarą Marių Daraškevičių. Taip pat maloniai pristatau Vilniaus Dailės akademijos Dailėtyros instituto architektūrologę docentę daktarę Rasą Butvilaitę. Ir iš Merkinės atvykusi Merkinės krašto muziejaus direktorių daktarą Žygimantą Buržinską. Dar vieno prelegento laukiame, jisai truputėlį vėluoja, yra labai užimtas žmogus, bet tikėtina labai greitai prisijungs prie mūsų kompanijos. Tokios nedidelės, bet specialistų. Na ir tikriausiai pradėti norėčiau kreipdamasi į daktarę Rasą Butvilaitę, prašydama ir siūlydama pakalbėti apie Napoleono Ordos kūrinių palikimą ir jų reikšmę. Nes Napoleonas Orda buvo ne tik talentingas dailininkas, bet ir XIX amžiaus Europos politinės ir intelektualinės kultūros dalyvis. 1830–31 metų sukilimo dalyvis, emigrantas, Paryžiaus meninio gyvenimo liudytojas, kompozitorius ir pianistas, bendravęs su iškiliais Lietuvos ir Europos kultūros veikėjais Šopenu, Mickevičiumi, Domeika, Moniuška ir daugeliu kitų. 1856 pasinaudojęs amnestija jisai grįžo į Paryžių, iš Paryžiaus grįžo į Lietuvą, ten palikęs žmoną prancūzę, sūnų Vytautą, pradėjo tapyti, nes tapybos ėmėsi mokytis, būdamas dar Paryžiuje. Na ir grįžus jį vėl pasiekė jau kitas 1863–4 metų sukilimas ir už tai, kad caro valdžia manė simpatizuojant šiam sukilimui, Orda buvo suimtas, tardomas, jo gimtasis Varacevičių dvaras buvo konfiskuotas ir vis dėlto vėliau Orda nepasitraukė, vėl neemigravo, o pasirinko daryti tai, ką manė esant svarbiausių savo gyvenimo darbų – fiksuoti nykstančius valstybingumą praradusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių, architektūros ir kraštovaizdžio ženklus.
Tad maloniai kreipiuosi ir klausiu, koks likimas ištiko Ordos pavaizduotas pilis ir dvarus per pastaruosius 150 metų. Kiek šiandien jo darbai yra svarbus architektūros paveldo tyrimams ir tyrėjams, ar galima jais remtis kaip patikimų šaltinių. Ir apskritai kalbant, kur yra Napoleono Ordos palikimo esmė, ar jo asmenybė, ar jo gyvenimo patirtis, ar jo sukurti darbai. Ačiū už klausimą. Napoleonas Orda, mano galva, yra unikalus XIX amžiaus Lietuvos, tos buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinės teritorijos reiškinys. Dėl savo atkaklumo ir apskritai apeiti, apkeliauti, apvažiuoti, apskritai, kad ėmėsi tokios misijos neįtikėtinos, ar ne, bet ir todėl, kad yra ypatingas požiūris. Žodžiu, labai sąmoningas paveldo, architektūrinio paveldo dokumentavimas, suvokiant grėsmės, kylančias grėsmės tam paveldui. Toks visiškai šiuolaikiškas, sakyčiau, požiūris. Didžiausi komplimentai jūsų parodai, kuri iš tikrųjų savo naujumu ir visapusiškumu Ordos palikimo pristatymo tiesiog verčia iš koto. Didžiai nustebino eksponuojamas žemėlapis, kuriame sužymėtos vietos, kuriame Orda lankėsi ir fiksavo objektus. Kokia plati yra geografija. Turėkime galvoj XIX amžiaus logistikos ypatumus. Keliaujama arkliais, pašto vežimais, karietomis, kiek per dieną galima įveikti kilometrų. Paskaičiuota, kad maždaug 40, daugiausiai. Tai žodžiu, kiek truko jo laikas kelionėse, kokia buvo sudėtinga jo kasdienybė. Ir tie fiksuoti objektai yra, vėlgi, ar tai būtų didingos pilis, jau pažeistos laiko ir įvairiausių aplinkybių, ar tai būtų mažulytis provincijos medinis dvarelis su vienodu pietizmu, su vienodu rūpesčiu ir atida juos fiksuoja. Dėl tų vaizdų, žodžiu, tai yra praktiškai didžiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės architektūrinių vaizdų ikonografijos santalka, kurią mes turime. Dabar dėl patikimumo tų vaizdų. Kiek man pačiai yra tekę smalsumo dėka lyginti, net netyrinėjant tam tikrų objektų, jo vaizdą, tarkim, jau neišlikusių objektų su dar 20 amžiaus pradžioje darytomis nuotraukomis. Atkreipiau dėmesį, kad neretai skiriasi proporcijos objektų. Šiek tiek yra, paaukštinti, palaibinti bokštai. Šiek tiek objektas yra monumentalizuotas, bet šiaip jie yra pakankamai tikslus. Ir pasakyčiau, kad Orda slypi detalėse. Labai įdomus yra XIX amžiaus tam tikri artefaktai šituose objektuose fiksuoti. Gali būti kokios tai pašiūrės, pagalbiniai pastatai, kokios tvoros aptvarai. Pavyzdžiui, jeigu neklystu, ant Baisogalos dvaro rūmų kupolo vaizduojama iškelta skulptūra. Aukšta kupola, labai neįprastas sprendimas, netikėtas, architektūrinis. Reikėtų žiūrėti, lyginti su rašytiniais šaltiniais, inventoriais, kas ten buvo ir
ar buvo, bet šiaip lygindama su inventoriais ir su nuotraukomis dar išlikusių 20 amžiaus pradžioje objektų pastebėjau, kad jis yra tikslus ir korektiškas. Vienintelė sritis, kurioje jisai leido savo atsipalaiduoti kaip menininkas ir kažkokius tai kurti imaginacinius vaizdus, tai yra ta objekto scenografija, tas vadinamas tafažas. Kažkokie tai žmonės, gyvuliukai ir visuma, kuri mus pasiekia, yra nepaprastai įtraukus vaizdai. Atrodo, prie kiekvieno galėtumai sustoti ir mėgautis, ieškoti kažkokių tai nustebinančių detalių. Tai mano požiūriu, jis yra ir dokumentiškai tikslus, bet sykiu ir menininkas, turintis savitą požiūrį. Aš gal tik, papildyčiau truputėlį, kad nors jisai jo pirmasis išsilavinimas, nors jis nebaigė Vilniaus universiteto, buvo priverstas emigruoti, nes grėsė tikriausiai tremtis už dalyvavimą sukilime. Jisai pasitraukė į Paryžių, ten tapo Šopeno mokiniu, gana geru pianistu ir kompozitoriumi. Vėliau jisai vis dėlto pasiryžo sąmoningai, liko Lietuvoje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemėse ir pasirinko tapyti, ar tiksliau lieti akvareles labiau. Ir kas yra neįtikėtina, jog jis iš tiesų sezoniškai, jeigu taip galima sakyti, dirbo, jisai keliaudavo pavasarį, vasarą į dvarus, tikriausiai niekas jam nieko nemokėjo, gal ten priimdavo pagyventi dvarininkai ar pilių kokie savininkai. Ir grįžę žiemos metu pabaigdavo tas akvarelės, jeigu jos nebūdavo pakankamai pabaigtos, aprašydavo jas, pats pažymėdavo, jūs matysite parodoje, jau gal kas matėte, praktiškai visos akvarelės yra datuotos, išskyrus nėra nurodyti metai, o nurodytas mėnuo ir diena. Tai jisai datuodavo, tiesiog puikiai suprato, ką reiškia dokumentuoti ir ką reiškia tiksliai pažymėti, kuo daugiau suteikti informacijos. Tai gal tuo pačiu dar norėčiau pasakyti, jog parodoje dalis akvarelių bus pažymėtos tokiais lakštais, kurie reiškia, kad ta akvarelė buvo patvirtinta litografavimui. Ta prasme, buvo leista ją vėliau litografuoti. Kaip mes žinome, buvo išleista apie 200 lakštų ir ta prasme, tai buvo vis tiek reikalingas leidimas litografavimui. Tai aš dabar norėčiau, pasinaudodama šitą progą, pakviesti gerbiamą Vidmantą Bezarą, Kultūros paveldo departamento direktorių, kuris prisijungė prie mūsų malonios kompanijos. Leisime jums truputėlį atsikvėpti. Po naujų metų kažkaip renginį nepersikėlė, tai aš nubėgau visai kitą, kuris nuo 6:30. Mes sakėm, kad jūs labai dirbate stipriai. Tai dabar čia mes rodome jums akvareles, bet tikrai ne visos. Mūsų parodoje yra daug daugiau, 243 berods akvarelių yra. O taip pat dar gal jau iš karto užbėgdama už akių pasakysiu, jog ruošiamas katalogas, kuris greičiausiai mes labai tikimės bus pabaigtas iki šios parodos pabaigos. Tai reiškia, mes dar turime visą mėnesį. Paroda baigėsi vasario 8 dieną ir kataloge bus 399 akvarelės ir piešiniai, plus dar keletas kitų iliustracijų. Tai bus tikrai labai solidus, labai išsamus katalogas ne tik menotyrininkams, ne tik istorikams, ne tik architektūros specialistams. Visiems mums bus didžiausia dovana. Bet dabar tikriausiai grįžkime į mūsų diskusiją ir aš norėčiau pakalbėti trumpai apie miestus ir miestelius, kurių akvarelės išliejo Napoleonas Orda, ir jų tarpe yra nemažai panoramų miestų kraštovaizdžių, tame tarpe Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Ukmergės, Kraslavos dabartinėje Latvijoje. Ir mes turime vieną senosios Merkinės atvaizdą. Ir džiaugiamės turėdami Merkinės krašto muziejaus direktorių, jau paminėjau gerbiamą Žygimantą Buržinską.
Ir toje akvarelėje mes matome, čia jin taip pat bus, bet ne šita, Merkinės senamiesčio, senosios Merkinės akvarelėje mes matome du pagrindinius pastatus. Istoriškai įdomesnis galbūt truputėlį būtų pastatas, kuriame 1648 metais mirė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vladislovas Vaza, tarsi susirgo medžiodamas, o gal kažką lankė. Ir dar vienas labai įdomus pastatas, kurio nebeliko, tai buvusi Merkinės rotušė. Merkinė 16 amžiaus viduryje Merkinei buvo suteiktos Magdeburgo teisės ir ta proga pastatyta rotušė, pagrindinis miesto pastatas, miesto valdžios pastatas. Tačiau po abiejų 19, o štai čia matome, taip, čia rotušės pastatas ir toks visiškai apgriuvęs pastatas, kuriame mirė mūsų valdovas buvęs, Vladislovas Vaza. Tai po abiejų 19 amžiaus sukilimų caro valdžia 1887 nurodė nugriauti rotušę ir jos vietoje buvo pastatyta Viešpaties kryžiaus cerkvė. Šiandieną toje cerkvėje yra įsikūręs Merkinės krašto muziejus ir norėčiau gerbiamo direktoriaus pasiteirauti, kiek ir ši konkreti akvarelė buvo naudinga atkuriant sunaikinta, visiškai praktiškai sunaikinta senosios Merkinės architektūrinį miestovaizdį ir kiek apskritai jūsų manymų Napoleono ordos darbai yra naudingi atkuriant caro laikais abiejų pasaulinių karų, po to sovietmečių visiškai arba dalinai sugriautus miestovaizdžius, kraštovaizdžius. Ir ar Napoleono ordos akvarelės ir piešiniai jūsų manymų yra realus įrankis tyrimuose, ar tai labiau simbolinė, istorinė tokia atrama? Ačiū už klausimą. Tai aš irgi, aišku, pirmiausia turiu padėkoti už surengtą parodą. Man asmeniškai Napoleonas orda buvo turbūt toks vienas iš, ta visa darbų serija tokia kaip ir aktinė, pradedant suvokti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Aišku, man tai atsitiko daug anksčiau, bet aš tikiuosi, kad daugeliui, kurie neturėjo to konteksto arba nežinojo apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę tiek, tai būtent tos akvarelės pirmiausia, tai aš manau, jisai ir kūrė tos darbus tam, kad sukurtų tam tikrą tos buvusios valstybės vaizdinį. Mes kartais labai, kaip čia pasakyti, užsiciklinam kartais su didmiesčiais, su atskiromis kažkokiamis pagrindinėmis rezidencijomis, čia tikrai ne valdovų rūmams skiriu, gal kartais kažkaip tą Vilnių matome, gal kartais netgi per daug. Ir iš tikrųjų, būtent orda turbūt nupiešė tą labai įvairialypį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveikslą, nuo tų ir mažesnių gyvenviečių ir tų miestelių, kur tiesą pasakius turbūt tik ir dominuojantis akcentai yra bažnyčių, vienuolynų, rūmų vaizdai. Ir aš manau, kad būtent ordos populiarinimas, tai čia vienas turbūt iš tokių raktinių dalykų, kurį mums tikrai visiems kartu tęsti reikia. O iš architektūrinės pusės, tai orda, kaip ir iš tikrųjų, kaip ir išgirdot, jisai turi tam tikrą dokumentavimo tą būdą, yra tam tikrų proporcinių problemų ir kitų dalykų, bet tarkim, žiūrint ir šitą konkretų piešinį, tai čia su proporcijom yra tam tikrų problemų. Tarkim, kairėje, matote Vazos namą, toliau einantis tas pastatas, tai yra rotušė su bokštu, tokiu šalmeliu, labai tokiu neekspresyviu. Ir dar ten toliau galite atkreipti dėmesį, tokie griuvėsiai matosi, irgi raudonų plytų griuvenos. Tai man iš tikrųjų nagrinėjant ikonografiją ir vėlesnė šiek tiek, tai yra fotografija iš to paties faktiškai kampo, tai Vilhelmas Grabovskis toks yra padaręs 1891 metais nuotrauką, tai yra tik tai faktiškai nedidelis skirtumas nuo to, kada orda
yra užfiksavę šitą vaizdą, tai tam tikrų matosi tokių probleminių vietų, kaip tas, tarkim, kairėje medinukas, toks matosi pastatėlis. Tai tiesą pasakius, toje vietoje buvo mūrinis pastatas ir pagal visą architektūrinę išraišką jisai, ko gero, galėjo siekti net ir 18 amžiaus laikotarpį, kuris, tarp kitko, subombarduotas Antrojo pasaulinio karo metais. Na, o Vazos namas irgi visada kėlė tarp, tų mokslininkų netiek ir buvo, iš tikrųjų, kurie tyrinėjo tą pastatą. Ta tokia kaip arka atrodo, tarsi kažkoks nuo gatvės įėjimas. Tokių būtų atsiradęs spėlionių, kad tai tarsi gal kažkoks tai ir įėjimas pagrindinis, bet iš tikrųjų tai yra Ordos interpretacija. Vėlesnėje ikonografija arba fotografija Vilhelmo Grabovskio labai detali, ta nuotrauka labai geros kokybės, kur dar matosi tos griuvenos, tai iš tikrųjų tai buvo tiesiog subirėjęs, išgriuvęs pirmo aukšto langas. Na ir antrame aukšte buvo langai ir kitos detalės, galbūt čia Ordos piešiniai yra nedetalizuotos. Ir šiaip kalbant apie Vazos namą, tai tos medžiagos šiek tiek yra ir Kraševskio ikonografijoje, toj fotografijoje mano minėto ir kituose XIX amžiaus autorių darbuose. Ir turbūt tas yra įdomiausia, kad Vazos namas iš tikrųjų tai yra buvęs privatus namas. Tai yra pirmiausia Merkinės burmistro Tomo Karlovičiaus nuosavybė, vėliau tą pastatą, kada Vaza miršta, tą pastatą valdė, tarp kitko, įdomesnis atvejas Prūsijos bajoras, kuris tapo Merkinės miestiečiu. Tobiasas Popelis irgi, toks vis tiek privataus pastato lygmuo. Reikia paminėti, kad Merkiniai buvo dvaras. Ir dvaras gyvena savo gyvenimą ir dvaro vieta yra ta, kur valdovas iš tikrųjų ir apsistodavo. Ir tie 1648 yra toks truputėlis kažkoks keistos sumišimo laikas, kodėl valdovas nesilanko būtent dvare, apsistoja šiame pastate. Tokių istorinių šaltinių detalių nėra, kodėl būtent jisai čia apsistoja, bet dar jo apsistojimą įrodo ir tai, kad Gonzaga Marija apsistojus buvo šaltiniuose minima Mardasavo dvare, kuris jo žmona, irgi... atsiprašau. Taip? Jo žmona. Taip, žmona, karalienė. Iš esmės, tas dvaras irgi buvo sunaikintas tvano metu, ten nieko faktiškai nebelikė iš tos vietos. Tai matyt, Merkinės dvaras negalėjo priimti, kažkokios aplinkybės susidėjo, dėl ko negalėjo apsistoti ten ir valdovas tiesiog apsistoja privačiame name. Aš vis laiką irgi turiu paminėti, daug kur literatūroje yra parašyta ir visur yra kažkaip klaida paminėta, tai reikia vis laiką akcentuoti. Visur daug kur rasite, kad rašo valdovas kažkaip čia keliavo pro Merkinę netyčia, kažkaip medžiojo, persišaldė ir numirė. Tai ne visai tai buvo 53 metų amžius, tarsi nėra šiais laikais toks didelis, bet jį kankino įvairios iš tikrųjų lygos ir viena esminių dalykų tai problema su inkstais. Ir ten yra Mintautas Čiurinskas, tarp kitko yra dabar nesenai visai publikavęs valdovo mirties tą aprašymą, kurie buvo iš tikrųjų amžininkų surašyti ir detaliai viskas pateikta. Tai ta situacija buvo šiek tiek kitokia, medžioklės metu jisai pats pasiėmė vadelioti iš esmės tą, kaip čia pasakyti, žirgus, taip sakykim. Ir jį tiesiog stipriai supurtė ir tada pradėjo sveikata prastėti ir būtent inksto akmenės ir kitos problemos dar labiau išryškėjo, kur jisai iš esmės 2 savaitės čia kankinosi, kol galiausiai užgeso. Tai čia aš gal truputėlį nukrypau nuo to detalių, bet vis tiek apie jas verta paminėti. Ir be tų Merkinė, aišku, objektų, dvaras ir kiti pastatai, tai Rotušė, kuri pastatyta 16 amžiaus pabaigoje, irgi unikalus pastatas. Kraševskis yra netgi parašęs, iš esmės net ir tokį straipsnį apie Abiejų tautų Respublikos Rotušės, nagrinėjęs seniausias Rotušės. Tai labai įdomu, kaip kad jisai, pavyzdžiui, Merkinės Rotušę pamini prie Krokuvos priemiesčio Kazimiežo, tokiam kontekste Merkinės Rotušė, kad tai yra irgi viena seniausių rotušių, jo akimis statyta 17, galbūt ir 16 amžiuje. Tai tie akivaizdu ir 19 amžiaus viduryje
architektūriniai elementai buvo matomi, ypatingai žmogui, kuris turėjo matymą, matęs objektų, keliavęs po kraštą ir tikrai galėjo atskirti tuos dalykus. O kalbant apie Ordos piešinį ir kalbant apie Merkinės rotušę, tai būtent šitas piešinys ir buvo pirmas ir esminis taškas, nuo ko turbūt buvo galima užsikabinti, tyrinėjant Merkinės iš vis tą rotušės objektą, konfiguraciją, nes iki tol buvo daugiau toks mitas, kažkoks žinojimas, kad ta rotušė buvo, bet nelabai kas ir daugiau. Ir atsiradęs pirmosios tos reprodukcijos, kažkokios ikonografijos tėvo paskelbimo darbai, tai čia kokie yra maždaug, dabar bijau sumeluoti, bet maždaug apie 20 metų laikotarpis, tai visai nesenai ir ta rotušė, atsiranda tas vaizdinys, tai va matote, pirmam aukšte krautuvėlio eilės, tokias sudvejintų arkelių biforinio arko elementas, kuris irgi labai aiškiai matosi, tarp kitko panašių laikų atsiranda dar viena rotušės ikonografija iš šiaurės ir jau tarsi jau prasideda galėjau dėlioti vaizdinį rotušės ir aš atsimenu, iki tol gal dar nebuvau radęs rotušės brėžinių, tai šita ikonografija mano buvo tiek kartų nužiūrėta, tiek, tiesiog kiekvieną elementą pergalvoju daugybę kartų, kol bandai surasti tas proporcijas ir aišku, tos proporcijos vėliau sudedant matmenis, visas tas proporcijas, aukščius, taip, čia yra tam tikrų bėdų. Ir iš karto, aišku, krito į akis tas rotušės bokšto neišvaizdumas, kuris vėliau pasimato kitoje ikonografijoje, daug detalesnis, irgi čia nėra akcentuotas. Visą laiką gali kažkokias diskusijas daryti, ar ten bokšte niša, ar kaminas, bet iš tikrųjų pagal vėlesnę ikonografiją ten galėjo būti tik kaminas. Tai galiu pasakyti taip, kad Orda šiuo atveju, kalbant apie Merkinės rotušę, absoliučiai ir tiesiogiai užvedė jo pirminis dalykas ant to kelio, toliau tyrinėjant tą pastatą. Ir man taip gyvenime taip susiteliojo ir taip visai įdomiai, kad atvedė man prie archyvų, būtent stačiatikių archyvų dokumentų, kažkodėl noras patikrinti, ar nėra ko nors susijusia su rotuše, nes būtent rotušę perėmė carinė administracija, perimdama, aišku, reikėjo įkurti stačiatikių cerkvę visuose, iš esmės, valsčių centruose, visur tas buvo daroma, galiu tik pacituoti generalgubernatoriaus dokumentus, labai aiškiai buvo sakoma, cerkvės turi būti statomos kaip rusų tautos atgimimo paminklai senajame rusų šiaurės vakarų krašte, kai pridera geriausiai, kaip cerkvė turi būti statoma geriausiai matomai vietoje, kaip pridera rusų šventovė. Tai dėja, bet Merkinės rotušė buvo geriausiai matomai vietoje, centriniam taške ir aišku įsikūrė stačiatikiai į antrame aukšte, tos patalpos jiem netinka, bet jie iš pradžių mąstė apie tai, kaip ir su Nesvyžiaus rotušė, tas pats buvo variantas irgi, kad rekonstruoti tiesiog esamą pastatą į cerkvę, tas netiko, bet čia ir buvo tas raktinis dalykas, jie sudarė esamos būklės rotušės planą. Pirmo, antro aukšto, visi matmenys matos, tai daug ką tada atsakė daug detaliau apie tą pastatą. Ir kalbant toliau apie esantį pastatą, kur tie griuvėsiai yra, tas pastatas iš vis yra irgi labai įdomus, tas Merkinės centro kompleksas, atsiranda pastatai 16 amžiui, bent 3 didieji, 2-aukščiai statiniai centre, aš dar galima kalbėti apie dar atskirus buvusius privačius prie aikštės buvusius pastatus ir vėliau minimus ir Sapiegai priklaususius, ir tarkim Merkinės seniūnai irgi buvo Sapiegos ir kitiem asmenim, tų mūrinių pastatų buvo prie pagrindinių gatvių, bet būtent šitas pastatas, tie griuvėsiai irgi yra toks vienas neatsakytų dalykų. Jį mini jau nuo 16 amžiaus pabaigos, tą mūrinį pastatą, kad būtent toje vietoje stovi, kai kur galima rasti ir šaltiniuose, kad ir su mūriniais rūsiais, ir kitais dalykais. Ir kai aš dabar vedu ekskursijas, tai irgi čia apie dabartį ir tą kontrastą, tas pastatas realiai stovėjo ant dabartinės aikštės. Tai yra tas kampas, tai nuo rotušės nutolęs tik per kažkur 10 metrų. Tai tas kompleksiškumas Merkinės centro labai įdomus buvo. Ir būtent dominikonai Merkiniai pakviesti 605 metais, tai yra trečias vienuolynas Lietuvos didžioji kunigaikštystėje dominikonai kurtas.
Tai čia yra irgi didelis klaustukas, bet galai susiveda į šitą irgi pastatą. Panašu, kad jie jį valdė iki pat XIX amžiaus ir būtent po jau sukilimo po 822 metų miesto gaisro buvo tikrai nukentėję įvairūs pastatai merkiniai, sudegė ir Dominikonų bažnyčia. Ir būtent šitie griuvėsiai stovi iki tol, kol realiai XIX amžiaus pabaigoje yra jau rekonstruojami, nugriaunami, perstatomi tiesiog mūrinius tokius prekybinius pastatus. Tai yra 2 ikonografijos piešiniai ir dar vienas kartografijos šaltinis, kuris atskleidžia apie tą statinį, kaip jis atrodo. Bet šiaip bendrai, ką turiu pasakyti, iš vienos pusės, jeigu vertinant ordą, tai yra, aš bent jau bandžiau suprasti, kaip jisai bandė piešti. Ir išgirdot ir apie tai, kad jisai matyti ir pasiskizuodavo, po to užbaigdavo, galbūt ir čia yra tas irgi tų elementų, kur jisai įsiryškino tam tikrus objektus. Ir Merkinė, tarp kitko, tame žemėlapyje, jeigu pasižiūrėtumėm į tą jo kelionių maršrutus, tai matosi, kad Merkinė jisai kažkaip specialiai užsuko. Nebuvo tokio, kad jisai važiuoja per eilę objektų ir matyt, čia jau priklauso irgi turbūt daug įvairių aplinkybių, nuo laiko, nuo gebėjimo pabūti ilgiau, užfiksuoti. Ir galvojant apie tą senąją Merkinę, aš kartais pagalvoju labai dažnai, būtų įspūdinga, jeigu aš atsiraščiau vietą, kiek aš ten bandyčiau pripiešti, kiek tik tai įmanoma. Tai irgi vienas iš tų tokių raktinių dalykų, irgi Kraševskis irgi tą rašo, norėjau labai nupiešti, bet neturėjau laiko, tai jisai ir mini Rotušę ir dar buvusi Vyčio bareljefą Merkinės parapiniai bažnyčiai, kuris buvo dar sukurtas 17 amžiaus antroji pusė, caro laikais irgi tiek numuštas. Tai aš bandysiu neįsiplėsti, nes labai daug galiu kalbėti. Ačiū labai, reiks atvažiuoti į Merkinę. Buvome ne kartą, bet pakartoti. Žygio komentaras liudija apie ordos vaizdų įtraukumą, paveikumą ir informatyvumą. Bet tiesiog norėčiau vieną tokį trumpą iš savo patirties komentarą dėl tų proporcijų, kad nemanytume, jog orda jas kažkaip sąmoningai deformavo. Reikia žinoti, kad iš tiesų mes matome vaizdus, apskritai regime aplinką ne akimis, bet smegenimis. Ir kiekvienas, jeigu nenaudojame specialios įrangos, piešiame kažkokį objektą, tą žinau iš studentų, studijinių piešinių darbų, visi vis kitaip nupiešia. Iš tiesų, būtent visų pirma skiriasi proporcijos, atstumai. Detalės gali būti tikslios tos pačios, bet bus paklaida būtent proporcijose. Ačiū labai. Oi, labai įdomu. Bet galbūt tada iš miestelių persikilkime toliau į pilis ir dvarus, bet prieš tai dar norėčiau pasakyti, jog Napoleonas Orda buvo giliai tikinti žmogus ir tikrai daug jo akvarelių yra skirta sakralinės paskirties objektams. Apie juos nekalbėsime, parodoje yra atskira dalis skirta sakraliniams pastatams. Tačiau nemažiau svarbus ir labai svarbus yra Napoleono Ordos atvaizduojami pilys, dvarai, rūmai, per kuriuos pasakojamos ne tik architektūros, bet ir jų savininkų, giminių, epochų, politinių lūžių istorijos. Napoleonas Orda paliko 2 Panemunės pilies akvareles, sukurtas jau po 63-64 metų sukilimo, nupieštas maždaug 1875-76 metais. Ir juose matome, čia yra Palanga beje, niekas nepatikėtų, juose matome jau nykstančią pilį, įgriuvusį stogą, apleistą rezidenciją. Ir tai laikotarpis, kaip aš minėjau, po sukilimų, o Gelgaudas buvo vienas iš sukilimo vadų. Pilis buvo apiplėšta jos piešimo metu, nusavinta, ilgainiui apleista.
Tai dabar kreipiuosi į gerbiamą daktarą Marių Daraškevičių. Kuo jums ir asmeniškai kaip tyrėjui, kaip kultūros vadybininkui, architektūros istorikui svarbios Napoleono ordos akvarelės? Ir vėlgi tas pats klausimas, ar jos buvo naudojamos Panemunės pilies kraštovaizdžio tyrimuose, ypač ne tik pačios pilies, bet želdinių, pavyzdžiui, projektuose, programoje, ir taip pat įgyvendinant, ruošiant visiškai neseniai 2012-2015 vykusią Panemunės pilies rekonstrukciją. Ar vėlgi čia labiau kaip istorinė atmintis, ar kaip dokumentas, kaip konkretus šaltinis tyrimams? Platus klausimas. Dar kartą prisidėsiu jau kaip trečias pašnekovas. Čia matome vieną iš akvarelių. Prie komplimentų, paroda didžiulė ir tikrai žemėlapis, kurį matėme, būtent ta parodo Lietuvą senąją tokios apimties, kokios jinai buvo atmintie tuo metu, Napoleono ordos dar vis metu. Ir ypatingai, jeigu nueisite į salę 4, ten yra 2 salės skirtos dvarų paveldui, galime pamatyti tiek dvarų, kurių didžiosios dalies mes net negirdėję ir nematę ir nežinome. Kai kuriuos man teko dar Baltarusijoje keliaujant 2016-2018 metais matyti, tai jų būklė labai sudėtinga, arba jų beveik nebėra, arba tik griuvėsiai. Kai kurie objektai yra atstatyti, pavyzdžiui, Trakų pilis ar Medininkų, tai šitie objektai jau kitą pavydalą įgavo. O Panemunė, Napoleonas ordą ją pamatė jau nenaudojama beveik 40 metų. Nes tuo metu Panemunės pilies gyvenimas jau buvo persikėlęs į buvusį palivarką, į Eleonoravą, ir tenai buvo pasistatę Gelgaudų palikuonys per moterišką liniją Puslovskiai naują vilą, tokio Belvederio tipo vilą, ir ten kūrėsi naujasis centras pilies, už 2 kilometrų nuo Panemunės pilies. Bet pilis egzistavo kaip ūkinis kiemas, ten vyko kaip tik tuo metu, galbūt šiek tiek vėliau, po Napoleono kelionių buvo naujas suformuotas palivarkas, kiemai visi ūkiniai. O Panemunės pilis yra žinučių, kad būta kažkiek tvarkoma, bet tik nedaug kalbama apie kelių kambarių tvarkymą. Bet žinote, šitos kelios akvarelės, kurias mes matome, jos labai ilgai džiugino mus visus, kurie domėjomės ir tyrinėjome Panemunės pilį, bet prieš 1 metus Panemunės pilies Gelgaudai, jie yra gyvi, jie gyvena, ir štai šiandien susirašiau prieš einant į šią diskusiją su viena iš palikonių, Kotryna Gelgaudaitė. Ir nes jinai užaugo, jau 5. kartą gyvena Jungtinėje karalystėje, jinai užaugo su Panemunės pilies akvarelė. Sako, kai aš buvau mažutė, jai dabar 70 metų, poniai, ir sako, aš mačiau tą akvarelę kiekvieną dieną, apie 30 tapytą, prieš pat Gelgaudams išvykstant po sukilimo 31-2 metų, ir galvojau, kad ta pilis nedidelė. Ir jinai pernai 1. kartą atvyko į Lietuvą ir pamatė Panemunės pilį gyvą. Aš važiuoju kartu su automobilį ir jinai pradeda matyti bokštus kylančius iš viso Gojaus Panemunės. Sako, negaliu patikėti, kad jinai tokia didelė. Tai, ta akvarelė ankstyvesnė vėl labai panašiai atrodo, kaip ir štai ši, kurią matome, tik jinai tapyta ne nuo tvenkinio, prie kurio čia dabar stovėjo Napoleonas orda ir tapė, bet iš kitos Nemuno pusės. Bet vaizdas gana panašus, gana panašiai viskas atrodo, tik tai kiek aukštesnis paukščio skrydis. Ir ką mes čia matome, ir labai panašiai, kas ir ankstyvesnėje akvarelėje tapytoje prieš 40 metų, kad abudu bokštai iki šių dienų išlikę neturi kepurių, jie neturi stogo. Diskusija galbūt vyktų dėl vieno bokšto, kad galbūt vienas bokštas turėjo stogą, nes yra viena graviūra, maždaug 40 metų, jau kurta Paryžiuje, jau iš atminties dailininko, ir aišku, proporcijos labai keistos, ir bokštas net ne apvalus, o 8-kampis. Tai vienas bokštas, kuris yra arčiau mūsų, turėjo toje graviūroje šalmą. Kitas, kur toliau nuo mūsų, didžiulė vėliava iškelta. Tai ar būta Panemunės pilies šitų bokštų su kepurėmis, ar jie buvo vienas su kepurė, kitas kibe, buvo daug diskusijų. Ir restauruojant, prieš tą restauruojant pilį, galime matyti, yra išlikę įvairūs pamastymai, kaip galėtų tie bokštai atrodyti. Tai dėtos ir tokios barokinės kepurės, labai mantrios, manieristinės, bet galiausiai uždėti buvo laikini tokie uždengimai, kurie išlikę iki šių dienų, ir tai yra tokia laikinas sprendimas, bet jau
čia jau daug metų mūsų akis pripratus ir mes tą laikiną sprendimą matome. Tai dėl kepurių ilga diskusija vyko. Kita diskusija vyko, ką mes čia vos matome, bet galime matyti. Pietinis fasadas, matote, gal matote tarp medžių, matosi tarsi tvorelė pirmame aukšte. Tai tenai buvo išėjimas į pietinę dalį, į pietinę terasą, pasigrožėti parku. Pačioje rūmų ašyje. Ir restauruojant pilį buvo didžiulė diskusija, ką daryti. Ar atkurti fasadą, kuris atrodė taip, kaip prieš 400 metų, nes tiesiog to išėjimo nebuvo, ar atkurti taip, kaip buvo 18 amžiaus pabaiga, kuomet Gelgaudai ją nusipirkė, pertvarkė, atnaujino prancūzišką tokią manierą romantišką ir jau atsiranda išėjimas į parką, pačioje rūmų ašyje iš centrinio vestibiulio. Tikrai buvo didžiulė diskusija, aš atsimenu, kaip architektai jaučiau, apeina visą pilį ir žiūri, kaip čia viskas padaryta ir viena iš restauratorių sako, na ką, gerbiamas architekte, ar tu namie savo tokį kalėjimą padarytum, ar man terasą čia padarytum. Tai tikrai didžiulė diskusija, ką daryti, kurį laikotarpį restauruoti. Pilis šitiek metų buvo keista ir galime, kiekviena karta kažką įnešė. Panemunės piliai pasisekė, kad jinai buvo praktiškai nenaikinama, senesnis kas padaryta, tik tai pridedama. Tai jinai toksai kregždžių lizdas aplipdytas ir galiausiai buvo nuspręsta tos terasos neatkurti. Ir jos šiandien mes neturime. Yra tik pažymėta labai metodiškai, gražiai tos vietos, kur buvo terasos. Tai šiandien, ką Napoleono ordos akvarelė mums rodo, tai būtent tą vaizdą, kai buvo su terasa. Yra ir vėlesni dar po Napoleonos jau kiti keliautojai, kurie keliavo Panemunės keliu, grožėjosi apylinkių paveldo objektais ir būtent irgi užfiksavo ir dar iš kelių kitų rakursų tą būtent terasą. Tai ta terasa yra didžiulis mūsų nuolatinis galvos skausmas, ar jinai reikalinga, kaip jinai čia būtų ar nebūtų. Tai toks kitas irgi galvos skausmelis, bet mes puikiai tai parodom lankytojams, atkurdami per virtualią realybę su planšetėmis ir jie gali įeiti, pasivaikščioti, pasižiūrėti pro tą langą. Taigi yra būdų, kaip pademonstruoti tai, ką Napoleonas orda matė, su šių dienų kažkokiamis medija priemonėmis. Ir kitas Napoleono vaizdas, štai matote, jį yra iš kiemo. Napoleonas orda jau matė pilį tokią, kokią pertvarkė 18 amžiaus pabaigoje Gelgaudai, ir jis užrašo, tai yra Gelgaudų pilis, nors iki tol, kol nepriklausė Gelgaudams ir Eperješų pilim vadinamo, buvo galime matyti istoriniuose žemėlapiuose. Eperješai ją visai kitokią matė. Jie statė tokią uždarą, tipišką, dar kiek viduramžišką pilį su 4 bokštais kampuose, išaugusiais vienas po kito. Tamsumo buvo gerokai daugiau, nes kieme fasadai ne balti netgi buvo, yra išlikę, kad jie irgi juodi buvo kaip išorė, tokia tamsi pilka spalva. Ir taip pat šito pastato, kuris čia dabar toks bestogis beveik nebuvo, čia buvo tiesiog gynybinė siena su galerijomis medinėmis, taigi Napoleonas orda jau mato rekonstruotą pilį. Jau jinai yra pusiau uždaras kiemas, matote, šiandien netgi tokio vaizdo ir nematytume. Ir pro medžius buvo galima patekti tiesiai į pusiau uždarą kiemą. Ir štai mes matome centre tokią klombą. Jinai labai gal neromantiška, tokiais medinės statinių tvorelė aptverta, bet jinai mums išduoda, kad tai buvo tokia tipiška Lietuvos dvarų sodybų 19 amžiuje maniera suprojektuota, kad atvažiuoja ir centre yra kažkokia klomba. Tai ta klomba vienokia ar kitokia panašu, kad buvo, kuriuo metu jinai atsiranda, sunku pasakyti. Ir tai, ką mes šiandien atvažiavę į Panemunę mes matome, klombos nerasime. Taip, kol kas nėra jos. Taip pat mes nepateksime taip lengvai, kaip štai Napoleono orda pateko į kiemą, nes vėlgi restauravimas yra gan mada, nes jeigu pažiūrėtume 20 amžiaus antros pusės vizijas, kaip turėtų būti Panemunė, buvo nuspręsta, kad jinai galėtų atrodyti kaip pradžioj buvo renesansinė, tai reikia atkurti būtent tą korpusą, kurio nebeliko jau Gelgaudų metu ir buvo pradėtas jisai netgi ir atstatinėti. Galiausiai informacijos trūko, pinigų trūko, ir štai nuspręsta buvo nebeatstatyti. Ir šiandien mes jo nebeturime, bet turime cokolinį aukštą, kuris mus gelbė, nes ten mūsų visas pilies smegenų blokas sudėtas, hidroterminis šildymas, vandens valymas. Ir vėlgi gal jis toks atrodo neišbaigtas ir vėlgi ateities kažkokie darbai parodys, į kurią pusę ta kryptis judės. Tai šiandien mes tokio lengvo praėjimo neturime, bet yra išlikusi viena kiek ankstesnė graviūra iki Napoleono ordos dar, kurioje rodo, jog Napoleonas orda čia jau nematė, bet toje graviūroje rodoma, jog yra tvora,
tai yra pilnai uždaranti kiemą, raidės formos šį kiemą tvora, su 2 vartais ir į kiemą galima pratekti po 2 vartus. Tai yra metalinė tarsi tvora su mūriniais stulpais. Ar tai buvo, sunku pasakyti. Bet Napoleonas Orda akivaizdu, kad tos tvoros jau nebematė. Tai čia vėlgi diskusija didžiulė, ar jinai buvo labai lengvos konstrukcijos, visgi gal tik metalinė, ir jos nebeturime. Taigi iš Napoleono Ordos mes matome klombą, kurios nebėra, nes restauruojant nuspręsta buvo atkurti tą tokią, renesansinio daugiau tipo aikštę pačioje pilies kieme, jinai grįsta akmenimis ir jos, klombos nebėra, turime renesansinį vaizdą. Tačiau neturime ir to pastato, kurio nėra, bet turime ir metalinės tvoros. Taigi tai, ką mes šiandien turime, yra toks kompromisas ir bandymas paaiškinti pilies raidą, kelių laikotarpių atskleidimą. Ir irgi tai yra įdomu. Bet štai ir bokštai iš tos pusės su gandralizdžiu irgi matome tai, ką ir kitose graviūrose matome. Taigi Napoleono Ordos graviūros buvo, aišku, žinomas restauratoriams, jas buvo žiūrima, diskutuojama, nes galime matyti iš pateiktų pasiūlymų, jog diskutuota buvo aktyviai, ką daryti su bokštų šalmais, ar juos dengti ir kokią formą dengti. Tikrai buvo diskutuojama, ar atkurti ar neatkurti terasą, taip pat diskutuojama, ką kieme daryti, tas klombos reikia ar nereikia, ir galiausiai po didžiulių diskusijų, derybų, įvyko taip, kaip įvyko. Ačiū labai. Čia mes taip organiškai pereiname į šiandieninę situaciją, nes iš tiesų keitėsi dvarai, rūmai, kiti pastatai keitė šeimininkus, keitė savo likimus ir kartais tiesiog iš ties reikia pasirinkti ar suderinti visą turimą ikonografinę ir kitą medžiagą. Ir pats geriausias ekspertas tikriausiai šios srities tai yra gerbiamas Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Ir aš nežinau, čia jums sunkiausi ar lengviausi klausimai teko. Tai kokie pagrindiniai iššūkiai šiandien kyla paveldosaugininkams siekiantiems išsaugoti, kartais atkurti, kartais rekonstruoti Lietuvos pilių, rūmų, dvarų paveldą? Kokia yra šitų objektų būklė Lietuvoje, kiek jų yra, kiek valstybei priklauso, kiek privatiems asmenims. Ir aišku, labai svarbu yra, kokia yra valstybės pagalba. Aš žinau, kad yra paveldosaugos programa, yra dalinai kompensuojami tyrimai, dalinai kompensuojami tvarkybos darbai. Kokia yra būklė? Labadiena. Turbūt norėtųsi klausti, tai kas turi dvarų, pakelkite rankas. Tikrai žinom, kad yra. Taip, jeigu toks sąsaja su Orda, turbūt panaši situacija. Kai žiūri Ordos piešinius, tai matai daug ko. Matai to, ko mes nebeturime ir labai širdis suskausta. Matome visiškai apleistų, begriūnančių, atitinkamą procentą ir dabar turime ir niekur nuo to nepabėgsi ir keliausi per Škotiją, Airiją ar kitas šalis, matom didingas pilis, jų griuvėsius ir visa kita, ir gyvenimas keičiasi ir turbūt visko, ką mes turime, vien kultūros paveldo registre 540 su dar keliais dvarų, rūmų ir visa kita. Tai pilių, kurių deficitų mes visą laiką skundžiamės, kai kalbame su latviais ir estais. Tai seniau sakydavom vos ne 10-eriopai daugiau. Bet ką turim didžiuotis, čia yra mūsų. Vienas kolega, kuris protestavo prieš Klaipėdos pilies bokšto atstatymą. Tai ta diskusija visą laiką vyksta, kiek mes galime su savo supratimu daryti intervencijas į tai, kas buvo, atkuriant pasaulio. Šiaip pasaulio mokslininkai ginčijasi ir teko man prieš 4 metų būti Europos paveldo direktorių susitikime Estijoje ir kaip tik buvo tematika atkurti ar neatkurti. Ir žinokit, pasiskirstė taip turbūt į 3 dalis, bet tokias 2 stipriai protestuojančios. Vieni sakė, kad jokiais būdais negalime liesti ir atkūrinėti, nes mes to tikrai nepadarysim, neatkursim. Skandinavai labai kažkaip tai tolerantiškai, taip, jeigu yra kažkokie dokumentai, tai kodėlgi ne. Lenkai, aišku, labai daug ką yra atstatę po karo. Mes turim tą
turbūt koncepcija atkūrimo, kad turim turėti kiek galima išsamesnius dokumentus, tai turi būti numatyta strateginiuose ar teritorijų planavimo dokumentuose, tai reiškia, tai būtų aptarta su visuomenė ir tai turi būti ypatingas vertė turėti visuomenės gyvenime, vadinkim tai, kad tai išskirtiniai dalykai. Tai atkurti nėra lengva. Ir tos diskusijos, kaip ir apie Klaipėdos pilies bokštą, ar čia mes nepadarysim profanacijos, bet dabar šiais praeitais metais atstatytas tikrai tapo tokiu ryškiu simboliu. Man džiugina širdį kartu ir neramu, ir matydamas Ordos piešinius, matai Dubingius, ir kaip tik užėjus tas piešinys ir buvo. Ir Dubingių bendruomenė susivienijusi nusprendė, kad net valstybės pinigų nereikia, mes patys surasim donorų, atkursim pilį. Radvilos tai yra simbolis Lietuvos valstybingumo ir ypatingai šioje situacijoje tą reikia padaryti. Ir širdį tikrai neramu, galvoju, ar tai pajėgsim irgi, ar tai nebus sugadinta ta vieta. Bet iš kitos pusės negali prieštarauti vietos bendruomeniai, kuri nori turėti kaip simbolį, nori turėti kaip susirinkomo vietą, nori kaip Dubingių sureikšminimo vietą, nes aš pamenu savo pirmus atvažiavimus dar pirmais turbūt studijų kursais į Dubingius ir prisiskaitęs laukiau, atvažiuosiu Dubingius panašiai kaip į Trakus ir visiškai užmirštas miestelis. Tai atkūrimas labai daug duoda ir tiesiog pakelia dvasią. Tada ir kiti pradeda aplinkui kitaip žiūrėti paveldą, atkūrinėti. Tai iš to, ką mačiau Ordos paveikslų kolekcijoje, tai aš savo prigimtim turbūt išsilavinimu esu kraštovaizdžio daugiau specialistas ir gerbėjas. Tai man kai kartais sako, ir žmona baigs skanuot. Nes kai važiuoju mašiną, taip pat visą laiką užkliūliuona ne už tam tikrų detalių, bet už kraštovaizdžio visumos. Ir kai matai Ordos paveikslus, tai kažkoks kitas pasaulis atsiveria. Tai atrodo, prie jų stovėtum, lygintum, eitum ir atrodo, kad negali būti. Kad negali taip atrodyti tos vietos, kurias gerai pažįsti. Buvo užsimint apie Baltarusiją, tai aš irgi nuo studijų metų ir turbūt prieš kokius 7-6 metus jau nebevažiuoju į Baltarusiją, bet visas tos pakraščius tikrai esu išnaršęs. Ir matai Geranainio, Alšėnų pilis, tų jų, kurių nebėra, arba iš kurių aš pusplyčių parsivežiau net namo, nes Lukašenkos laikais buvo pasakyta, kad atkurti, bet ten atkūrėjai nusprendė, kad jeigu jau plytos sulūžė per pusę arba trečdalis jos, tai galima iš jo padaryti stovėjimo aikštelę ir išvežė per mašinų stovėjimo aikštelę. Tai galėjo rinktis, kas nori. Tai va tą matai ir dar tas nukrypsiu nuo temos, bet tas suvokimas, kas yra Lietuva, nes pasižiūrėjus ypatingas tas didelis kiekis šitos šiaurinės Baltarusijos, atrodo Gardinas daugiau atvaizduotas negu tai, ką mes vadinam tikrąją Lietuvą. Ir va ten aš kiek kartų lankiausi, tikrai ten mažai kas likę. Mes turim galimybę labai nedidelę, kai pasakai, kad valstybė skiria 6,5 milijono tvarkybos programoje, dar 1,5 milijono kompensavimo, dar 0,5 milijono restauravimo. Tai turim 8,5 milijono kiekvienais metais. Šiais metais vyriausybės programoje yra įdėta, kad reikia suteikti paramą ir taip toliau. Pradėta teikti, minus 300 tūkstančių jau nurašyta, nebebus. Dar 85 kompensavimai. Tikiuosi, kad laikinai, bet tai labai maža suma. Tai už tą mes kiekvienais metais, kai sakyt, pamaitinam, turbūt 35 projektus tvarkybos ir dar kompensavimui porą dešimčių turbūt. Tai nesuvokiamai maža suma, bet procesas vyksta. Ir matai nemažą objektų, kurie atstatyti ir netaip senai sutvarkyti, pritaikyti lankymui ir aišku kitaip atrodo negu prie Ordos. Visa Lietuva paaugo medžiais, dabar visi kovojam už kiekvieną medį. Nebėra tų, reiškia, erdvių, kurios matėsi ir netgi jūsų pilyje taip pat vis atsimenu dar kitoje institucijoje dirbo bišnekėjom, kaip tą parką praretint, kad važiuodamas Panemunę matytum atsiveriančius bokštus. Tai galimybių nėra daug, entuzijazmo daug, bet suvienijus valstybės institucijų, savivaldybės, savininkų pajėgas tą reikia daryti ir tikrai nebelaukti. Daugelį tų objektų, kuriuos mes turime, tų mažų dvarelių, ypatingai medinių dvarelių, nyksta ir greitai. Ačiū labai, iš tiesų yra natūralūs procesai, yra natūralios priežastys.
norisi daugiau, žinoma, lėšų skirti, bet ir buvo šitos viena iš idėjų šios parodos priminti mums, kokia graži buvo ir yra, aišku, Lietuva, kokia graži buvo senoji Lietuva. Kaip jau buvo nekartą paminėta, šioje parodoje ne tik etninės Lietuvos pilis, dvarai, bažnyčios, vienuolynai vaizduojami, čia yra daug, čia pavaizduotos senosios Lietuvos, labai daug ir šiandieninėje Baltarusijoje esančių pastatų. Taip pat keli Ukrainoje, Kijevo panoramą pamatysite, Vitebską, daugelį kitų. Iš viso mes čia parodoje turime 238 akvarelės. Tai nelabai daug laiko liko, dar keletą minučių skirsime klausimams jūsų, jeigu turėsite. Bet tiesiog trumpai pasakysiu, jog pirmoji dalis yra skirta apskritai Napoleono ordos asmenybei, jo gyvenimui. Antroji dalis yra skirta sakraliniams objektams, trečioji miestams ir miesteliams, o po to reikia užlipti į viršų ir dvi salės yra skirtos dvarams, rūmams ir didžioms giminėms, didžių giminių rūmams ir dvarams. Pasikartosiu dar kartelį, tai tikrai labai linkiu rasti savo galbūt net ir gimtuosius ar miestelius, ar bažnyčias iš savo miestelio ar savo gimtųjų namų. Labai įdomu bus palyginti tai, ką jūs šiandieną matote, ką matė Napoleonas ordą piešdamas ir liedamas akvarelės. Bet dabar norėčiau paklausti, gal turite klausimų mūsų gerbėmiems diskusijos dalyviams? Ar kam nors kilo klausimų kokiu nors? Prašom. Labadiena, mano vardas yra Rita, aš esu architektė. Iš esmės mano pagrindinė veikla yra naujų pastatų projektavimas, tačiau tikrai daug domiuosi ir senais pastatais. Ir aš norėjau užduoti klausimą dėl entuziastų, kurie, sakykime, nori atkurti senąją architektūrą ir kurie nenori. Tai nežinau, galbūt jūs turite kažkokių duomenų, kurių šalių architektai labiausiai nenori atkurti ir kurių šalių labiausiai nori, nes man susidaro įspūdis, kad labiausiai nenori ir prieštarauja tų šalių, kurios yra daugiausia paveldo. O ten, kur nėra to paveldo, kur labai trūksta, tai aš taip spėju, kad vis tik tai yra daugiausia entuziastų, kurie norėtų atkurti tą paveldą. Tai būtų smagu, jeigu jūs turėtumėte tokių, sakykime, žinių ir pasidalintumėt. Aš tik tai tokį praktinį pavyzdį, kai diskusija vyko susiskirščiusi grupės, estai pasiūlė labai įdomų projektą. Estų bendruomenė Narvoje estų gyvena turbūt kokie 5-7%, daugiau rusakalbiai. Kitoj pusėje Vangorodas, kuris ten tą savo pilį bandė truputį apdailinti, kad aplenkto Estijos pusę ir šviestų. Su šypsena visi žiūrėjo, nes už pilies baisus miestas buvo. Bet Narva irgi tikrai praradęs. Narva buvo barokinis miestas, priešingai negu centrinė dalis, negu Talinas. Ir atsirado žmonių, kurie pasakė, kad atkursime tą miestą, nugriausime 5-aukščius namus, nušluosime, suformuosim tokį būdą, kad suteikti butus ir panašiai. Mieste buvo pristatytas maketas, turbūt kaip pusė šitos pakilos, išdėlioti nameliai, tikrai labai įdomu, gražu ir aš sakyčiau turbūt, kad reikia žengti žingsnį toje sovietinėje Narvoje atsirastų tokia vieta. Tai skandinavai, kaip sakiau, jie sakė, taip, aš dar mintyse galvoju, dėl to, kad dažnai atvažiuojat, būtų atrakcija. Kas man labiausiai užstrigo, kad Anglijos, reiškia, patys anglai ir velsietis, kiek pamenu, labiausiai protestavo. Nesąmonė, nepadarysim to, neatkursim, nebus nei tos dvasios nieko. Ir sakė, jeigu jūs norite, kad pas jūs važiuotų turistai, dar truputį palaukit, išlaikykit ir konservuokit tą turi sovietinę Narvą. Nes sakė, barokinės neatkursit, o sovietinės sunaikinsit. Tai man, sakau, toks irgi savotiškas buvo, bet, kaip sakiau, Lenkai tą daro, atkūrinėja visiškai lengvai. Nebepamenu dabar, taip apie trečdalį sakė, kad ne. Kad to nebegalima padaryti
Jeigu yra dokumentai, jeigu ištiko stichinė nelaimė, va estai kaip tik pristatė irgi sudegė 30 ten kelintų metų praeito amžiaus vidurio, reiškia, statytas turgus, reiškia, tai labai greitai dokumentai yra, apmatavimai yra, taip toliau, kaip, ką turim, bet jeigu nėra gerų istorinių duomenų, na kaip sakyt, pagal Ordos piešinuką ne visi ryštųsi tą daryti. Pridėsiu, kaip tik vakar su architektu restauratoriu Rimantu Grigu kalbėjome ir jisai sako, tas pats buvo klausimas, atstatyti ar neatstatyti. Ir jisai sako, žinai, italai, kaip sako, atstatom, nes tai turistų daugiau pritrauks, bus daugiau pinigų. Labai toks buvo geras itališkas požiūris, mums reikia turistų. Taip. Aš dar biškai apie italus. Apie italus. Tai tas turbūt momentas, ar šiaurė, ar pietus, tai akivaizdu, aišku, kad ypatingai šitie mūsų nukentėję regionai, ypatingai mes iki šiol net kartais nesuvokiam to masto sunaikinimo, ypatingai per Antrą pasaulinį karą. Bet aš paminėti italus noriu, tai dabar neatsimenu pavadinimo, užstrigo Basano, atrodo, vietovė. Tai Paladijo tiltas yra ten turbūt kokius 3 kartus atstatytas. Ir nukentėjęs nuo gaisro, ir toliau atstatomas. Ir tai net ir Italijoje, jeigu reikia, jeigu tai yra pasididžiavimo vertas objektas, tai matyt problemos tam atkūrimui nėra. Bet aišku, tik su Paladiu yra tas, kad ten yra iki smulkmenų visi brėžiniai. Tai čia turbūt skirtumas. Aš girdėjau tokią nuomonę, kad nestatykim Klaipėdos pilies bokšto, nes tai yra užkariautojų pastatytas bokštas. Ir dar kaip argumentas sakė, niekas aplinkui užkariautojų monumentų, kaip sakyt, pilių ten ir kitų nestatinėja. Taip skaniai buvau besijuokęs, kai sakiau, pas Latvius, Estus beveik visi užkariautojų, pas Lenkus turbūt didžiosios pilis viskas irgi atstatyta kryžiuočių. Ir taip, jeigu tai yra simbolis, jeigu tai padeda sukoncentruoti bendruomenę, Klaipėdai tai ypatingai reikėjo, beveik jokių aukštų senų vertikalių nėra. Yra tik tai naujai pastatyti namai. Tai dabar dar atsiras atkurta Jonų bažnyčia. Irgi bus puikus objektas ir iš dalies. Tengi bendruomenė yra labai nedidelė ir norėjo sakyti, turbūt 3-4 kartus mažesnė bažnyčia, bet miestas ir valstybė sako, statykit, nes tai simbolis buvusios Klaipėdos. Tai ta simbolinė prasme pas mus turbūt, jinai prasmė turi didesnę prasmę negu kitur. Kai pas anglus yra iš tikrųjų daug ko išlikę, per karus mažai kas nukentėjo, tai turbūt ir požiūris truputį kitoks. Be abejo, ačiū. Ar matau dar klausimą? Kas bus Luškų rūmuose, klausimas buvo? Nežinau. Nežinau, kas bus. Kas ateis, kas darys, tai be abejo bus ilgas tyriamasis darbas ir projektavimas ir pagal tą turbūt gims ir tam tikri sprendimai. Tai. O kiek leisite tų sprendimų? Kiek galima mažiau. Bet čia, kaip sako, visą laiką kultūros paveldo departamentas yra tarp dviejų ugnių, kai aš drausdamas darbuotojus, bandydamas, kaip sakyt, apdrausti, nes kiekvienas sprendimas iššaukia arba tave patrauks advokatas arba du į teismą dėl to, kad tu neleidai, arba bus mitingas po langai su prašymu išmesti iš darbo. Tai per tą reikia tokį surasti ir pagrindą, ko tu galėtum atsakyti. Tyrimai, vertė, kažko atsisakai, kažkurių vertingųjų savybių, bet tada turi išsaugoti tai, kas yra dar svarbiau. Čia nėra taip lengva, čia turbūt tokios lentelės, kurie pildydamas gautum tokią išvadą ar įvestum į kompiuterį, to pasakytų nėra. Ačiū labai. Tai tikriausiai dar yra klausimas ir gal tada bus paskutinis klausimas, nes tikrai 1 valandos vargu jums ar paskui užteks apsilankyti parodoje. Labas vakaras, aš labai trumpai. Mes paveldą pamatėm, o kaip su genetiniu paveldu, juk palikuonių turėjo, gal ką nors žinot? Napoleono ordos. Tai gal aš tiesiog paminėsiu, jog savo kūrinius beveik jisai virš 1000 akvarelių ir piešinių paliko, beveik 1988 berods. Jisai paliko savo sesers Hortenzijos dukrai Skirmuntaitei, kuri po to padovanojo Krokuvos nacionaliniam muziejui. Tai todėl visa didžioji kolekcija ir išliko iki mūsų dienų. Lietuvoje, kiek aš žinau, yra
4 akvarelės tik tai berods Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Dar galbūt kažkur yra viena kita privačiose kolekcijose. Jisai turėjo sūnų Vytautą, Vytoldą, bet ar jisai daugiau, kaip sakyti, dar kažkokie tai mūsų dienas pasiekė jo anūkai, tai negalėčiau atsakyti jums šiuo metu. Bet tiesiog kalbant, yra labai smagu, kad mes, šiuo atveju Lenkijoje išliko jo kūrybinis palikimas. Tai yra tikrai labai didelis pasiekimas. Prašom. Aha, jeigu galima į mikrofoną. Dėl dvarų, kurie iš tikrųjų nyksta ir galbūt galima kažkaip juos prižiūrėti ar kažkokius pasiūlyti žmonės, kurie prižiūrėtų, nes važiuoji per Lietuvą ir širdis verkia. Kai kuriais džiaugiasi, bet kai kuriais tai tikrai verkia širdis, nes iš tikrųjų apleisti parkai, priaugę nežinia ko. Ir iš tikrųjų ir tie visi pastatai, jau visiškai sugrius. Ir jų nebeliks. Čia toks jau amžinas klausimas ir kurį turbūt nesurasim 100% atsakymo. Apie trečdalis yra geros būklės sutvarkyta, reprezentacija pritaikyta, trečdalis labai blogos būklės, paskutinės dienas gyvena. Ir trečdalis dar, kur turim vilties ir bandome. Ir pastaruoju metu tikrai atsiranda gražių žingsnių. Įkalbinėjom to žmonės, kai sakyt, kai kartais tenka ir nusileisti, kad tikrai tu negali to padaryti, nes tavo finansai neišleis, tu padaryk ten nors mažą dalelę, paskui gal pasiras, bet labai sunku. Patys dvarai yra labai skirtingi. Yra, kaip aš sakau, reprezentaciniai dvarai ir nemaža jų sutvarkyta valstybės ir savivaldybės lėšomis. Buvę dvarai darbininkai, tie, kuriuose augino arklius, kuriuose turėjo tam tikras spirito varyklas, alaus daryklas ir visa kita. Ką daryti, kai dvarai kankinami ne dabar, dvarai kankinami turbūt pradėkime 18 metais. Riomerio užrašus, kaip skaitai, kaip giminė reikia atsiskirti su savo žeme. Kaip dvarininkas yra visai koneveikiamas Lietuvos priešas ir daugelis išvažiavo, atiteko mokykloms, atiteko paskui kitiems šeimininkam, bet apribotas, tai dvaras, dabar kai sakė ūkininkas, dažnai sako, be 200 hektarų neišsilaikys. O dabar dvarai tokių yra, kur, man teko matyti beviltišką, atvažiuoja dvaras Smalvų, atrodo taip. Likučiai dvaro vienas pastatas, seniūnas buvęs nupirko, naiviai tikėdamas, kad gal verta sutvarkyti, nes Kumetinė gyveno jo senelis. Kumetyną 80 metų vidury pirmininkas išardė, nes akmenų reikėjo fermos pamatam. Reiškia, akmeninis pastatas. Šitas pastatas liko, žmogus nusipirko pastatą iš ten gyvenusių, kaip žinot, už čekius vadinamą, gaudavo butus. 3-4 gyventojai, tai išpirko, paskui pasirodo, kad keli tik tai metrai aplink pastatą žemės sklypas suformuotas, visas sklypas parduotas visi kitiems. Ir tokia beviltiška, ką toliau daryti. Tai tokių dvarų mes turim, kur, Vilniaus ypatingai rajone labai daug, kurie, socialų žmonės sukelti, 5-7 gyvena. Ir išpirkinėja, turim tikrai tų gerų pavyzdžių, bet man pačiam teko priimti kai kartais ne visai teisinius, bet daugiau psichologinius sprendimus. Spaudi iš vienos, spaudi iš kitos, susitari savivaldybė, atvažiuos mūsų žmogus, surašys baudas netgi tam, kuris gerai tvarkosi, bet kad kitas išsigastų ir galų gale per kokį 3-5 metų superka iš 13 žmonių. Reiškia, sudegusi dvarą, kurį sudegino, kaip sakė, dėl to, kad išsikraustau į kitą savivaldybę davė būtą, tai išsikraustant dar ir dvarą padega. Ir tokių beviltiškų situacijų turim, nes niekas negalvoja apie dvarų strategiją. Kaip daryti. Gyvenai ir toliau gyvenk. Tai kaip sakau, mes daug dievė iš tų 540, kur dabar yra, kokius, kad, daug dievė 400, jeigu sutvarkytumėm su privatininkų, privačių žmonių investicijomis, būtų labai gerai. Turim gražių pavyzdžių. Žemoji Panemunė, dabar dvareliai palei Nemuną. Ten, kur yra gražesnė aplinka, ten atsiranda ir savininkas, bet beviltiškiausia situacija yra ten, kur yra buvusiuose dideliuose dabar dirbamų laukų plotuose, kur tikrai mažoji Lietuvoje labai liūdna, nes tie mažos Lietuvos dvarai daugiau buvo tie dvarai darbininkai.
Ir va, ten yra situacija liūdna. Bet gal kolega... Aš labai norėčiau, taip, aš žinokit, ponė, su jumis labai sutinku, kai važinėjau po Lietuvą, nebuvęs dar Baltarusijoje, tai irgi tą mačiau, ko jūs matėte. Ir aš vykdydamas tyrimą Baltarusijoje važiavau tikrai nemažai ir suskirščiau gal dvarus į 3 dalis. Na, apleisti ir labai daug, ir griuvėsi, ir panašiai. O kitą dalį, kurie jau sutvarkyti, suskirščiau į 2 dalis. Viena dalis tai yra valstybiniai dvarai, o kita dalis privatus. Žinot, kam privatus priklauso? Rusams iš Maskvos. Ne vieno baltarusio savininko nesutikau. O mūsų Lietuvoje keliaujant aš ne vieno nesutikau ne lietuvio savininko. Taigi čia tokia gražioji statistika, kad Ordos Lietuva, kurią jis vaizdavo, dabar labai kitokia ir Lietuvoje keliaujant, džiugina akį. Tai labai toks, ačiū Dievui, kad gera nata, bet iš tiesų keliaukime po Lietuvą, ne tik Vilnių, po visą Lietuvą, po Merkinę, po Panemunę, po dvarelius ir ne tik po dvarelius. Napoleonas Orda piešė vienuolynus, bažnyčias, pilis. Tiesiog džiaukimės tuo, ką turim, kas išliko savo nepriklausomybę ir valstybingumu. Iš tiesų tai, kad Lietuva vis dėlto susigrąžino savo valstybingumą, savo nepriklausomybę, tai Napoleonas Orda tikriausiai nepaprastai džiaugiasi, nelabai galbūt tikėjo, nes jo metu kaip tik ir buvo tos juodžiausios dienos, vienas sukilimas, kitas sukilimas, caro valdžia. Tai šią tokią natą linkėdama gražių metų dar kartelį, maloniai kviečiu jūs, valandą dar turime apsilankyti parodoje. Ji dar veiks 1 mėnesį, tai labai prašau naudokitės progą, nes po to, kaip žinote, čia yra labai tokia trapi medžiaga akvarelė, tai po mūsų parodos ši paroda turės pailsėti, jeigu taip galima pasakyti, sugrįš į Krokuvą, Krokuvos nacionalinį muziejų, kuriam tikrai esame labai dėkingi, turės keletą metų pailsėti, iki vėl galės džiuginti mus ar Lenkus, ar kažkokius kitus Napoleono Ordos gerbėjus. Tai ačiū Jums labai visiems, labai buvo malonu, ačiū labai be galo prelegentams, iki malonaus.